važiuoja vežti laiko lietuvą knygą. Palaukite, taip nesigailiu, kaip čia galiu, tai čia aš taip negaliu, o kuris negražus. Tai kažkoks tai... Ne, nu tai duodat mašinos dokumentus ir viskas. Mes ją grąžinsim, mes ją tikrai grąžinsim. Ne, taip nepožiūrė, gerai, tiek. Dabar važiuosime į Kunską. Tikrai nežinau, kad kaip jį rasim. Net nemanau, kurią pusę reikia važiuoti. Bet manau, kad atsiras dar daugiau gerų žmonių Lietuvoj, kurie mums padės pasakyti, kaip tenai nuvažiuoti. Ir iš tikrųjų yra nežinia, kaip ten tas mūsų tiks, kaip mes ten nusigausim, kaip pateksim. Ir tai vis dėlto yra Lenkija, reiks per sieną kirsti, viską nežinau, kaip viskas bus. Mes vežam kontrabandą, vežam lietuviškas knygas. Tai žinau, kaip ten bus. Labai įdomu, kur minėt Žežo. Aš jo vardą nemoku. Bet nežinau, sutiksim ten. Gžegožas su Lina dzūkams tądien matyt kėlė vien tik nepasitikėjimą. Kur jau ten automobiliai? Projekto dalyviams nei dviračio nenorėta paskolinti. Tu gali paskolinti irgi? Ne. Nu Prašau, mums tikrai reikia. Paliks užtaką, na. Labą dieną. Labą dieną. Mes ją grąžinsim. Visiškai, labai neilga. Iki Punsko ir atgal, viskas. Mes ją tikrai grąžinsim. Kaip išsivesti? O taip, tiesiog Vilniam teikti paskolint savo mašiną pasitikėti lietuviais. Prašau. Prašau, labai prašau. Tikrai labai prašau. Gerai, mes užpilsim. Gerai. Važiuojam. Ne, tai palauk, tai aš pešiu vaiką iš darželio. Kai jau buvo aplankytos bene visos trobos ir atrodė, kad misija žlugs, galiausiai pasisekė ir saldžiai poreliai. Jie turi ne tik automobilį, bet ir vairuotoją. Kirsti Lietuvos ir Lenkijos, kaip ir kitų Šengeno erdvės valstybių sieną, dažniausiai pavyksta nė nestabtelėjus. Tokiu būdu, be jokios pasienio kontrolės galima iki pat Ispanijos ar Italijos nukakti. Tačiau bet kurios šalies pasieniečiai visuomet turi teisę sustabdyti ir patikrinti bet kurį sieną kertantį asmenį ar mašiną, net jei nekyla jokių įtarimų. Įprastinė procedūra – dokumentų ir vežamo krovinio patikrinimas. Rodos viskas gerai, projekto Aš myliu Lietuvą dalyviai nieko draustino neveža. Nebent patys galvoja kitaip ir dėl to netrukus ima elgtis daugiau nei įtartinai.
Kodėl mantas ėmęs trūkti taip sukėlė pareigūnų įtarimus? Nejaugi tai, kas vežama į Lenkiją šiais laikais bent kiek panašu į kontrabandą? Sieną prasmukti pavyko vieninteliam Gžegožui. Tuo metu Mantas, Monika ir Lina atsidūrė pasienio tarnybos užkardoje. Išsiaiškinti pirmą kas, dėl ko ir kaip ir ką. O iš karto puolė. Mes aiškinamės, klausim, ką veža knyga. Ką? Nukreipėjų maišas, bėga. Tai čia nenusikaltimas bėgti knygos. Mums įtarimas kilo, kad jau bėga. Knygos nėra nieko blogas. Viską galima įspręsti gražių. Išbandymų laukia ne vien. Laimingų kelią. Ačiū, supratau. Supratom. Daug yra kontrabandos iš tikrųjų vežama per sieną. Čia tas nepaprastai sutinku su tais pareigūnais. Bet Iš tikrųjų, man štai mes. Tuo metu raudonųjų misiją tęsė vienintelis Gžegožas. Kirtęs Lietuvos-Lenkijos sieną jis nužingsniavo ne 1 kilometrą, kol pagaliau pasiekė civilizaciją. Čia, Punsko valsčiuje, istorinėse lietuvių žemėse vis dar galima nesunkiai susikalbėti lietuviškai. Laba diena, nemoka lietuviškai, sveikinu. Tai į Polską, tai turėtų paprašyti Kryškelių šitą pirmų. Ir paskiau paprašyti į kairę, ir dar kartą paskiau 10. Ir išvažiuoti.